Labadiena, panagrinėkim antrą klausimą iš ciklo while. Čia mes panagrinėsim antrą, ketvirtą ir penktą klausimus. Taip, nes pirmas pakankamai lengvas. Tai dabar atidarom naujoj korteliai ir bandom pasižiūrėti, kas yra tas antras while ciklo klausimas. Bandom pradėti. Dabar tam, kad išanalizuoti šitą ciklą, mes gal paimkim paprastą teksto redaktorių. Jūs galit notepadą naudoti, užrašinę bloknotą. Ir šiuo atveju tam, kad išanalizuoti, kaip veikia while ciklas, mums reikia stebėti trijų kintamųjų reikšmes, nes čia keičiasi reikšmės pastoviai. Ir dabar prieš vykdant ciklą pas mus A yra 100, po to B yra 1 ir toliau C yra 5. Taip, čia mes užrašėm reikšmes iki šitos vietos. Toliau, kai ciklas jau prasideda, ką mes turim? Čia parašyta kol A daugiau arba lygu už C. A pas mus 100, B 1, tai viskas gerai, čia teisingai. Ką mes darom? Pirmas veiksmas. Reikia A padalinti sveikai iš 4 ir tai bus naujoji A reikšmė. 100 padalinus iš 4 sveikai bus 25, o prie B reikia pridėti vienetą. B buvo vienetas, tai B dabar taps 2. C pas mus nesikeičia. Koks buvo, toks ir lieka 5. Toliau vėl grįžtam į ciklo pradžią, tikrinam, ar A daugiau arba lygu už C. Taip, teisingai, 25 daugiau negu 2. Tai mes ką darom? Mes 25 dalinam iš 4 sveikai, tai bus 6. O B taps 3, taip, B taps 3, padidėja vieneto ir vėlgi C pas mus nesikeičia. Vėl grįžtam į pradžią, ar A daugiau arba lygu už C. Taip, teisingai, tai mes pirmą A dalinam iš 4 sveikai, 6 iš 4 sveikai, tai čia bus 1, B taps 3 plus 1 jau 4, nu ir C nesikeičia. Vėl grįžtam į ciklo pradžią. Taip, čia ryškiai matom, kad pas mus šita sąlyga nėra teisinga. Vienetas yra tikrai mažiau negu 4. Tai čia jau tada ciklas baigėsi. Ir mes turim atspausdinti visų trijų kintamųjų reikšmių sumą. 1 plus 4 plus 5 bus 10. Na ir einam, tikrinam, ar čia mes teisingai suskaičiavom. Taip, laikas čia gana greitai eina ir lieka praktiškai minutė mums. Taip, submit and finish, submit. Jo, matom, mes teisingai išsprendėm šitą testo klausimą.